Šiame video aptarsiu 5 pagrindinius žingsnius, kuriuos rekomenduoju atlikti, kuriant prekinio ženklo pavadinimą. Peržiūrėk šį video iki galo ir aptarsiu kiekvieną iš žingsnių plačiau su konkrečiais pavyzdžiais. Pirmiausia, įsitikink, ar tavo prekinio ženklo pavadinimas yra aiškiai tariamas ir rašomas. Jei produktai skirti Lietuvos rinkai, nenaudok angliškų sudėtingų žodžių, tokių kaip butik, tas pats mano prekinis ženklo pavadinimas Adagė Clothes. Pasidalink prekės ženklo pavadinimu su draugu ir paprašyk, kad jis, tarkim, užrašytų tą pavadinimą ant lapo. Po pusvalandžio paprašyk, kad jisai jį pakartotų. Jeigu lengvai ištaria ir užrašo, vadinasi, tavo prekinio ženklo pavadinimas yra šiuo atveju geras. Venk labai ilgų pavadinimų, tarkim 4 ar 5 žodžių. Geriau naudok paprastą 1-2 žodžių, bus paprasčiau tiek atsiminti, tiek sukurti domeną ar elektroninę parduotuvę. Kodėl prekės ženklo pavadinimo aiškumas yra svarbu? Pasidalinsiu savo asmeninę patirtimį su mano prekiniu ženklu Adagė Clothes, kur net dabar aš jį ištariu gan neaiškiai. Tai įsivaizduokite kaip žmogui, kuris nežino galbūt anglų kalbos, kaip jam užrašyti žodį clothes. Manau, praktiškai be šansų. Kita situacija, kai noriu paskambinti klientui patikslinti užsakymo ir kai pasakau: "Laba diena, jums skambina Adagė Clothes." Galbūt iš kokio 3 karto žmogus supranta, kas jam skambina. Nes mano pavadinimą greičiausiai atsimena, kad kažkokios 3 raidės, angliškas žodis ir raudona etiketė. Kadangi mano prekinis ženklas yra jau gana senas ir klientės jau yra išbandžiusios labai geros rekomendacijos, produkto kokybė, mano atveju yra šiek tiek kitaip. Įsivaizduokite, kad man dabar reikia keisti tiek logotipus, tiek elektroninės parduotuvės pavadinimus, visus dizainus, etiketės, skrajutės, vizitinės korteles, taip pat ir visas SEO per 8 metus pastatytas ant Adagė Clothes. Ir dabar jeigu aš pakeisiu tą pavadinimą ir pusę mano įdirbio praktiškai nukeliauja į šiukšlių dėžę. Dar kitas pavyzdys, kuriuo noriu pasidalinti, tai atvejis, kai man reikėjo užsakinėti reklamą televizijoje. Šiuo metu dauguma žmonių reklamų tikrai nežiūri ir reklamos metu, jeigu jį paleista, tiesiog užsima kažkokiais savo darbais, todėl ta reklama dažniausiai yra pasiekiama garsu. Adagė kepurės šalmukai vaikams. Rudens ir žiemos kolekcijos internetu šalmukai.lt. Ir jeigu aš būčiau paleidus reklamą Adagė Clothes, tai yra visiškai neaišku kaip užrašyti, neaišku kaip tarti ar ADG Clothes ar Adagė Clothes, tai įsivaizduokit, koks būtų tos reklamos efektyvumas. Greičiausiai būtų labai nedidelis. Žinoma, aš radau išeitį, aš turėjau kurti atskirą domeną šalmukai.lt, tada tą šalmukai.lt domeną peradresavau į Adagė Clothes, kad vedant šalmukai.lt nukeliautų į Adagė Clothes, bet tai yra tikrai laikinas sprendimas ir daugelį klientų net galbūt klaidina. Jeigu tavo pavadinimas bus blogas, tikrai prarasi dalį klientų. Kaip pavyzdys, pamatė tavo produktą mugėj, patiko, nusipirko, ant produkto yra tik tai etiketė, kur nėra nei pavadinimo, gal kažkoks ženklas, logotipas, pavadinimo neatsimena, internete bando ieškoti, Google paieškoje tavęs nėra, aukštai neranda. Tokiu būdu prarandi klientą, nes jis tiesiog tavęs nerado. Jeigu tavo pavadinimas įsimintinas, yra didelė tikimybė, kad klientas tą pavadinimą atsimins, įsives į Google ir vėl įsigys tavo prekę. Dar vienas pavyzdys, kai nusipirko tavo produktą, tarkim, mugėj ar gavo dovanų, patiko tas produktas, pavadinimas neaišku, kaip ir neatsimenu, koks tas pavadinimas, noriu rekomenduoti draugiai ir nežinau, kaip rekomenduoti, nes tiesiog aš neatsimenu. Etiketė irgi ten neaiški, nei vardo, nei pavadinimo. Galbūt maišelyje ir buvo kokia vizitinė, bet aš ją išmečiau. Aš dažniausiai viską išmetu ir tokiu būdu tavęs tiesiog neranda ir prarandi galimą klientą. Todėl labai svarbu nuo pat pradžių ilgiau tam skirti laiko, pasėdėti, naudoti jau tą pavadinimą, kuris yra tikrai geras, aiškus, trumpas, suprantamas. Antras žingsnis, sugalvojus jau savo prekinio ženklo pavadinimą, patikrinti, ar yra toksai domenas. Jei tavo produktas skirtas Lietuvos rinkai, rekomenduočiau rinktis domeną su LT, tai paprasčiau, suprantamiau, patikimiau. Jei planuoji, kad norėsi produktus pardavinėti ir užsieniui, tada gali rinktis su .com. Kas dar labai svarbu su domenais, kad tu turi patikrinti
ir su LT, ir su com, ar nėra laisvas. Nesvarbu, kad tau nereikės, tarkim, su com domeno, bet jeigu tas domenas bus užimtas su com, jau gali kilti ateityje problemų. Todėl rekomenduoju vėl pasėdėti, pagalvoti ir pergalvoti pavadinimą, kad nebūtų tokio pat kaip tavo su .com. Ką aš dar pati asmeniškai darau, mano prekinio ženklo domenas yra su LT, bet aš esu dar išsipirkus ir su .com. Kodėl taip darau? Nebūtų galimybės kažkam kitam pasirinkti su .com, nes jeigu tas domenas su com bus laisvas, tai bet kas kitas galės jį tiesiog įsigyti. Aprašyme esu įdėjus nuorodą, kur gali pasitikrinti domeną ir tada įsivedus prekės ženklo pavadinimą tikrini, ar jis yra su LT, yra su com ir panašiai. Pabandom įsivesti konkrečiai kelius pavyzdžius, kad jums būtų aiškiau. Iškart atsidarius nuorodą, matome langelį ieškoti domenų. Čia susivedame jūsų sugalvotą prekinio ženklo pavadinimą. Sugalvojau galiu pati. Spaudžiame ieškau ir žiūrime, ką išmeta. Šiuo metu matome, kad galiu pati.lt jau užimtas. Jums rekomenduoja, su kokiam galūnėm yra dar laisvų. Su galūnėm net. Su EU, su info. Tai reiškia, kad kažkas kitas gali įsigyti šį domeną. Galime pasižiūrėti, ar galiu pati.com užimtas. Kadangi aš esu įsipirkus ir su com, tai vėlgi jums nurodo, kad galiu pati.com yra užimtas. Sugalvokim kitą pavadinimą, kurio nėra. Pabandžiau užklausyti ChatGPT prekės ženklo pavadinimo keramikai ir man pasiūlė visai neblogą pavadinimą Molio sapnai. Pasižiūrim, ar šis pavadinimas turi laisvą domeną. Į paieškos langelį vedame pavadinimą Molio sapnai. Matome, kad laisvas tiek su LT, tiek su com, tiek su EU. Tik vertėtų vėl pasitikrinti, ar nėra registruotas kaip prekinis ženklas. Radę laisvą domeną, neskubėkite jo iškart registruoti, nes dar reiktų patikrinti, ar nėra registruotas kaip prekinis ženklas tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu. Gali būti, kad domenas jūsų neužimtas, bet galbūt registruota įmonė ar prekinis ženklas Europoje ar užsienį. Tada nerekomenduoju rinktis, vėl galvokite kažkokį kitą savo vardą. Kaip pavyzdys, mano draugai norėjo prekinio ženklo Honeyland, kuris su LT dar prieš pusmetį buvo laisvas, su com buvo užimtas. Kaip patikrinti, ar prekių ženklas yra registruotas Lietuvoje, Europoje ar tarptautiniu mastu? Keliaujame į Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą. Tiesioginę nuorodą taip pat rasite video aprašyme. Keliaujame į svetainę ir apačioje matome pasirinkimus. Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė, ES prekių ženklai, tarptautinių prekių ženklai. Pirmiausia, pasirenkame Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazę. Čia matome duomenis ir pirmiausia viršutinėje eilutėje susivedam savo pavadinimą. Tarkim, Molio sapnai. Paieškos rezultatai yra 0, vadinasi Lietuvoje toks prekių ženklas yra nepatentuotas. Pabandom pavyzdį, kuris jau yra registruotas. Paieškoje tada išmeta prekinio ženklo pavadinimą, ženklo vaizdą, logotipas taip pat yra užpatentuoti ir grafinis ženklas ir prekių pavadinimas. Pasitikrinus Lietuvos Respublikos prekių duomenų bazėje, taip pat užmeskite akį ir ES ženklai, pabandom įvesti. Molio sapnai greičiausiai tikrai nebus, nes jau jeigu Lietuvoje nėra, tai ir čia nebus. No results found. Įdomumo dėlį dar įvesim Honeyland, kad matytumėt, kaip atrodo registravimai Europoje. Tai va, išmeta Honeyland, registruota kompanija prekinį ženklą registravo. Čia dar yra daugiau duomenų. Jeigu labai įdomu, ką aš darau, tai nusiprint screeninu, į ChatGPT ir paprašau, ar galėtum pateikti daugiau
informacijos. Informacijos, kas čia pateikta. Šioje ekrano nuotraukoje matome informaciją iš ES intelektinės nuosavybės tarnybos duomenų bazės apie registruotą prekių ženklą Honeyland. Honeyland numeris, figūrinis reiškia tai ne žodis, bet ir dizainas registruotas, registracijos data, maisto produktai, savininkas šis. Ką tai reiškia? Yra figūrinis prekių ženklas registruotas tarptautiniu mastu, saugomas pagal tam tikras prekių ir paslaugų klases. Ir dar galėtum ten pasiklausti ChatGPT, kas tau rūpi, tai nesigilinkit, pasitikrinkit 3 svarbiausius punktus: Lietuva, ES ir tarptautiniai prekiniai ženklai. Tarptautinių prekių ženklų vėl pabandom pasižiūrėti Honeyland, įdomumo dėlį. Ir čia netgi išmeta, kad netgi 2 įmonės, bet čia logotipas matau tas pats, tai gal tiesiog jau užsiregistravę dvigubai. Jeigu nors viename iš šių punktų yra registruota, rekomenduoju vengti ir rinktis kitą prekių ženklo pavadinimą. Sekantis žingsnis – pasitikrinti Facebook paskyras. Kas labai svarbu šioje vietoje? Pasitikrinkit ne tik, ar yra toks puslapis, bet ar nėra žmogaus užsivadinusių jūsų pavadinimo vardu. Jeigu žmogus pasivadinęs tokiu vardu, vadinasi, jūs negalėsite turėti Facebooko profilio tokios galūnės. Turėsite pridėti ar .lt, ar dar kažką, nes kitaip Facebookas jums tiesiog neduos tos priskirti galūnės. Keliaujame į Facebooko puslapį ir paieškoje suvedame savo prekinio ženklo sugalvotą pavadinimą. Tarkim, molio sapnai. Šone matome visus susijusius ar panašius pavadinimus. Jeigu būtų konkrečiai toks pavadinimas, jūs čia jį matytumėt, bet dar būtinai peržiūrėkite, ar nėra tokio žmogaus su tokiu pavadinimu. Nėra čia. Ir ar nėra puslapio su tokiu pavadinimu. Puslapis taip pat nerastas. Pasižiūrime pavyzdį, kai jau yra puslapis. Tarkim, galiu pati. Šone matome iškart galiu pati puslapį, bet labai svarbu patikrinkite, ar nėra žmogaus su tokiu pavadinimu. Žmogus yra. Aš prieš kurdama galiu pati to nežinau ir nepastebėjau, kokia yra problema. Jeigu žmogus yra tokiu pat pavadinimu, negalėsite turėti savo prekinio ženklo Facebooko paskyros su tokia galūne. Kaip pavyzdys, aš galėjau pasirinkti profilio pavadinimą tik su kita galūne. Turėjau pridėti .lt. Pasižiūrim, kas yra BLT. Tai yra to kažkada susikūrusio žmogaus profilis. Galiausiai pasitikrinkite, ar laisvas Instagram profilis. Turbūt moka tai padaryti visi, bet greit parodysiu, kad būtų aišku. Einame į paiešką ir įvedame molio namai. Nematome nei vieno rezultato. Pabandome galiu pati. Rado. Pabandom Honeyland. Honeyland, matote, yra išvis be galo daug. Tai jeigu matote, kad yra daug su brūkšniukais, taškiukais, irgi rekomenduoju vengti tokių pavadinimų. Kažkokį tada kitą galvokite, pridėkite dar kažkokį žodį, kad nesidubliuotų ir nebūtų, kad paieškoje būtų labai daug žodžių. Pavyzdžiui, ko čia gali būti? Tarkim, sugalvojo pavadinimą Eva. Įsivedam ir tokių pavadinimų irgi yra nemažai jau vienas. Eva Kaja, Eva.creative, Eva Lūna, Eva Modika, Eva. Jau matome su Eva tiek daug, kad po to net nežinos, kuris čia tu. Nedėkite tų galūnių ten LT, ne LT. Sugalvokite pavadinimą tokį, kad nebūtų labai panašaus. Gerai, pažiūrim. Molio sapnai. Molio sapnai nėra. Nei be, nei su. Puikus pavadinimas kažkam. Va laisvas galite imti patikrintas. Na kągi, kai visada sakau ačiū, kas buvote su manimi. Visada prašau prenumeruoti kanalą, paspausti like, pasidalinti su draugais, o mes susitiksime kituose video. Iki!